Sveiki, laba diena. Paskutinė rudens diena, ar ne? Atrodo. Ir iš didelio pristatymų maratono pristatau šiandien Vaidą Petrulį, kuris ketvirtadienį buvo Klaipėdoj, penktadienį su visa komanda Vaidas, Paulius ir Brigita pristatinėjo knygą Kaune, šiandien jau desantas Vilniuje ir visa tai vyksta dėl to, kad mano rankose yra labai graži, labai stora, sunki, daug metų rengta, oranžinė knyga Jonas Mulokas ar Mulokas? Mes visą laiką Mulokų vadinam. Jonas Mulokas. Architektūrinio identiteto paieškos globaliame pasaulyje. Nežinau, ar ta pavardė architektūros pasaulyje ne istorikui yra labai žinoma, ne architektūros istorikui. Ir todėl pirmiausia ir norėčiau paprašyti Vaido, kaip šios knygos ir šio didelio tyrimo iniciatoriaus, paprašyti paaiškinti, kaip šita knyga atsirado ir aš žinau, kad pasirodė čia ne prieš kelias dienas labai žavingas tavo pasakojimas Facebook'e, bet ne visi šios auditorijos klausytojai yra Facebook'o nariai ir nebūtinai visi seka Vaidą, bet galit pradėti sekti po šio pristatymo, kuri tas tavo įrašas labai žavingai atskleidė visus architektūros istoriko darbo iššūkius, užkulisius ir sunkumus, su kuriais teko susidurti. Tai gal pradėkime mūsų pokalbį nuo šio. Tai čia labai netikėtas klausimas, nes aš jau buvau pasiruošęs rimtą kalbą ir dabar nuo nerimtų dalykų norit pradėti. Gerai, iš tiesų, kuomet tyrinėjai architektūrą, tai be abejo yra rutininiai dalykai, tai yra archyvai, yra muziejai, yra objektų lankymas. Ir tie rutininiai dalykai, jeigu tu papuoliai nerutininę aplinką, jie gali tapti visiškai kitokie. Ir būtent, kadangi Jonas Mulokas, ir klausė, kodėl Jonas Mulokas, tai yra vienas iš tų architektų, kurie iš esmės reprezentuoja visos kartos, tai yra dipukų kartos, vieną iš tokių architektūrinių aspiracijų, to tautinio stiliaus aspiraciją. Tai kuomet tu pradedi medžioti tos pastatus, kurie išsibarstė ne vien tik tai Čikagoje, ir Daytonai, ir St. Louis, ir daugelį kitų vietų, tai pradedi pajust, kad tie amerikietiško mastelio ypatumai nėra tokie, kaip sakyt, taip kaip atrodo ant Google Maps, nes tu įvedi, tau paskaičiuoja per 15 valandų, atrodo, viskas aišku, paprasta, taip ir bus, bet ne visą laiką taip paprastai būna ir iš tikrųjų yra įvairių nuotykių ir vėlgi įdomu yra tas, kad, kaip, ar įdomu ar neįdomu, bet situacija yra tokia, kad nemažą dalį lietuviško paveldo vietų jau yra, naudoja kitų tautų bendruomenės ir vėlgi sakralinius pastatus, tai ten ir iš Ganos gali būti, ir iš Vietnamo, ir iš įvairių tautybių, tai nuvažiuoji, pasibeldi duris, tai taip įtariai pasižiūri, kas čia toks, ir kartais irgi būna įvairiausių nuotykių. Tai tokia ta kasdienybė, bet iš tiesų tas sakysim, kelionių žavesys yra tik tai viena pusė, o kita pusė be abejo yra archyvų žavesys, kuomet vėlgi užsidarai archyvose ir šitoj vietai, man tikrai teko didžiulė privilegija susipažinti su Rimu Muloku, tai Jono Muloko sūnum, amžinatilsį jau dabar. Ir būtent jisai parodė savo tėčio ir savo archyvą, kuris, iš tiesų, mano galva, yra vienas išsamiausių ir įdomiausių archyvų, kurie yra lietuviškos istorinės architektūros. Aš nešneku apie šiuolaikinę, tai šiuolaikiniai matyt archyvai yra, bet ir vėlgi tą archyvą teko tvarkyti Santa Monikoje, name, kuris jau tuo metu buvo negyvenamas, tai aš savo vienas gyvenau didžiuliam name su, gal vaiduokliais, gal nevaiduokliais, nežinau. Tai irgi tokia romantiška gaidelė yra ir vėlgi kartu ir tokia architektūros istoriko svajonė, manau. Tai tų romantizmų, jeigu tikrai kam nors įdomus, tai galit Facebook'e pasiieškoti, atrasit, o apie rimtus dalykus gal bus rimti klausimai dar. Taip,
Taip, klausimų bus ir, pagaliau atėjo laikas rimtai pristatyti, kas tai per knyga ir kas tai per autoriai ir apie ką mes šiandien čia kalbėsime. Tai aišku, pirmiausia, tai yra, ko gero, pirma tokia išsami knyga apie Lietuvos išeivijos architektūrą Jungtinėse Amerikos valstijose. Kai tu sakei dipukai, tai visas tas paveldas, kurį iš esmės tik dabar turbūt pradedame atrasti Lietuvos architektų 1944 metais pasitraukusių iš Lietuvos nuo grįžtančio sovietinio teroro ir aišku, tai buvo labai komplikuota situacija per Vokietiją, per DP arba Displaced Persons išvietintųjų asmenų stovyklas nuo 49 metų, kai pradėta leisti į Ameriką, kaip jie išvyko, kaip jie susibūrė, kaip jie pradėjo kurti, ką projektavo, kaip įsitvirtino profesijoje arba ne. Žodžiu, didžiulis sluoksnis, kuris ko gero pastaraisiais metais, kokius pastaruosius 5-6 metus pradeda atsiverti čia Lietuvoje. Ir tai ir Išeivijos institutas Vytauto Didžiojo universitete, ir Vaido visa komanda, ką daro, ir Giedrės Jankevičiūtės tyrimai, dailės, tai ir neseniai vykusios parodos apie Lietuvos dailininkų veiklą ir parodas Vokietijoje dipukų stovyklose. Žodžiu, tą visą sluoksnį po truputį pradedam pažinti. Ir jį mums architektūroje padeda pažinti Vaidas Petrulis, visiems jau turbūt gerai žinomas, architektūros istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Kauno technologijos universiteto architektūros ir statybos instituto architektūros ir urbanistikos tyrimų centro vadovas ir jo bendradarbiai Paulius Tautvydas Laurinaitis, architektūrologas, menotyrininkas, humanitarinių mokslų daktaras ir Brigita Tranavičiūtė, humanitarinių mokslų daktarė, irgi šio tyrimų centro mokslo darbuotoja ir taip pat knygų autorė ir bendraautorė. Tai pirmiausia, kadangi Vaidai, tu jau šiek tiek pakalbėjai, aš norėčiau pasakyti, kad šita knyga yra sudaryta iš tokių 3 didelių dalių. Ir kiekvieną iš tų dalių parengė atskiras autorius, nors aišku, tai yra labai glaudus bendradarbiavimas, kaip aš suprantu, neįmanoma vienam be kito buvo dirbti. Tai Vaidas aptarė daugiau bendrai Lietuvos išeivijos architektų palikimą Šiaurės Amerikoje. Paulius daugiau dirbo prie archyvo ir palikimo, o Brigita prie biografijos rekonstrukcijos. Tai tada prašyčiau Brigitos ir pasakyti, tai kas tas Jonas Mulokas ir kaip sekėsi rekonstruoti jo biografiją? Čia tik labai... Supratau. Jonas Mulokas buvo iš tikrųjų man iššūkis, nes pirmą kartą... Arčiau, Brigita. Alio. Labai arti. Labai arti. Žodžiu, pirmą kartą teko imtis tokio didelio biografinio tyrimo ir tai buvo labai didelė atsakomybė, kadangi medžiaga buvo įsibaršiusi iš tikrųjų ir čia, ir Amerikoje, ir netgi pavyko rasti tam tikrų duomenų Vokietijoje. Ką būtų galima pasakyti, kas yra Jonas Mulokas, tai man pirma mintis, tik pradėjus tyrinėti jo biografiją, tai buvo pirmiausia didelis Lietuvos patriotas ir tik paskui architektas, kuris stengiasi savo darbuose ir veikloje šį patriotiškumą pabrėžti tam, kad išliktų ateities kartoms. Trumpai papasakojus apie Jono Muloko biografiją, tai galima teikti, kad jo biografija atspindi tradicinį tarpukario inteligento paveikslą. Tai yra žmogus gimęs provincijoje, baigęs Rokiškio gimnaziją, kuri tuo metu irgi buvo vystoma ir tvarkoma didelė patriotinė dvasia, tai yra moksleiviams jau nuo pat jaunų dienų į ją atvykdavo skaityti paskaitų žinomi to laikmečio inteligentai. Ir kaip prisimena pats architektas, kad jį nuo vaikystės žavėjo pastatai, jisai
su didelė meilė prisimena, kuomet su tėvais vaikystėje vykdavo į mišias ir jis nesiklausydavo tų mišių, bet tiesiog tyrinėdavo bažnyčių bokštus ir tai jam paliko tokį įspūdį, jog jis vėliau baigęs gimnaziją 27 metais pasirinko architekto kelią įstodamas į Vytauto didžiojo universitetą. Na, studijos architekto iš tikrųjų nebuvo lengvos dėl materialinio nepritekliaus, jos išsitęsė. Jam teko prašyti stipendijos iš tuometinės krašto apsaugos ministerijos ir jisai ją gavo ir veikiausiai tai lėmė tai, kad po to architektas pasuko link karybos reikalų. Baigęs universitetą jis įstojo į karo mokyklą, baigė karo mokyklą ir gavo inžinieriaus pareigas pirmajame inžinerijos batalione, vėliau karo būtų valdyboje. Na ir aišku, kadangi situacija politinė buvo įtempta, jau grėsė pirmoji sovietinė okupacija, neaiški padėtis, kaip čia viskas susiklostys, tai architektas pasitraukė iš šių pareigų ir atėjus vokiečių okupaciniai valdžiai įsidarbino Vilniaus butų skyriuje, kuriame pradirbo keletą metų ir vėliau buvo dėl artėjančio karo veiksmų priverstas pasitraukti į Vokietiją. Be abejo, jisai iš pradžių ne į Vokietiją pasitraukė, bet į Austriją. Tik po metų pateko į Vokietiją, būtent į Augsburgo DP, amerikiečių okupacinę zoną, kuri buvo šiek tiek saugesnė tuometiniams intelektualams iš Lietuvos, kadangi jų taip greit nerepatriavo namo, kadangi iš kitų zonų, pavyzdžiui, iš Sovietų Sąjungos zonos inteligentai iškart būdavo išsiunčiami namo ir jiems ten grėsti įvairios represijos ir panašiai. Kadangi Vokietijoje architektas tikrai negalėjo verstis savo praktiką iš tikrųjų, tai stengiasi įsilieti į tenykštę visuomeninę veiklą, atidarė tautodailės dirbtuves, mokytojavo. Na ir aišku, stengiasi puoselėti tą lietuviškumą savo darbuose ir siekti netgi mokslo aukštumų. Jisai 46 metais pateikė prašymą įstoti į UNRWA universitetą, norėjo gauti daktaro diplomą, tikėjosi, kad tai jam atvers geresnės galbūt galimybės įsitvirtinant išeivijoje. Tačiau 49 metais pasitraukė į Jungtinės Amerikos valstijas, kadangi Jungtinės Amerikos valstijos suteikė galimybę pabėgėliams iš okupuotų kraštų apsigyventi ir įsitvirtinti šioje šalyje, architektas tuo ir pasinaudojo. Čia irgi be abejo įsiliejo į visuomeninę veiklą ir stengiasi vystyti savo profesinę veiklą. Na ir žinom, kad suprojektavo daug nuostabių kūrinių, apie kuriuos papasakos mūsų kolegos. Dar jeigu galėčiau pasitikslinti, kada jis gyveno, kada gimė ir mirė? Jis gimė 1907 metais, o mirė 83 metais. Jau Jungtinėse valstijose. Jungtinėse valstijose, nors visada svajojo grįžti į Lietuvą, bet to padaryti dėja negalėjo. Nu taip, tikrai tokia labai būdinga to išeivio inteligento biografija iš provincijos. Ir labai daugelį mes galim rasti. Gimė kokiame Naugyvenės kaime, mirė New Yorke, Bostone, Santa Monikoje ar panašiai. Tas labai būdinga tokia biografinė detalė, kuri tikrai labai daug papasako, kiek ten buvo tų sunkumų, iššūkių, kelionių ir geografinių klajonių tarp šių dviejų vietovių. Taigi, Santa Monika, tada tas archyvas. Reiškia, aš suprantu, kad visi jo darbai liko ten ir Vaidai, Pauliau, kaip tada jūs prie jo priėjote, parsivežėte į Lietuvą, kaip aš suprantu, ir sėdote tvarkyti. Tai kas čia per archyvas? Tai gal aš pradėsiu, paskui Paulius papasakos, iš ko jisai susideda, aš papasakosiu istoriją, kaip jisai atsirado. Atsirado tai čia vėl, ko gero, nuotykiai, bet netikėtai iš tikrųjų atsirado, nes mes
važiavom į konferenciją Kalifornijoje ir mumis pasitiko Rimas Mulokas, kaip jau minėjau. Ir vėlgi nieko mes tam per daug iš to susitikimo nesitikėjom, tiesiog pabendrausim, parodys lietuviškos architektūros, lietuviškas vietas. Viskas atrodė labai paprasta, bet atvežė mumis į būtent Santa Moniką, į Mulokų rezidenciją. Ir ten yra buvo tiksliau visas rūsys prigrūstas brėžinių, knygų, konspektų, užrašų, visokių susirašinėjimų, laiškų. Ir aš, aišku, kaip architektūros istorikas šitą dalyką pamatęs, sakau, wow, šitokių dalykų aš ko gero nesu matęs vienoj vietoj, kas būtų išlikęs su būtent šitos kartos architektais. Ir vėliau iš tiesų, jau kai dar kartą teko nuvažiuoti, tai ir Putnamo archyve, ir Balzieko muziejaus archyve, ir Lietuvių tyrimų centre, tai galiu tik tą patvirtinti, kad taip yra ten nemažų archyvų ir atskirom asmenybėm, bet, sakysim, tokio išsamumo tikrai nėra. Tai va tas momentas, jisai išties užgniaužė kvapą ir aišku, tada mes pradėjom diskutuoti su Rimu, kokia ateitis to archyvo. Tai viena galimybė be abejonės yra atiduoti į vieną iš Amerikoje esančių archyvų, bet Rimas sakė, kad mes dirbom Lietuvai. Ir tas momentas, iš tikrųjų, aš nesu gal ypatingas entuziazmas tokio galbūt egzaltuoto kažkokio tai tautiškumo, bet būtent šitoj šeimoje tas labai gyvai jautėsi, kad tai yra ta lietuvybė be galo svarbi ir kaip netgi per visas kartas, sakykime, Jonas Mulokas natūralu, bet lygiai taip pat ir sūnus Rimas ir jo dukra Undinė, kuri taip pat architektė, tai yra 3 kartų architektai, irgi beje labai džiaugiasi knyga, netgi planuoja atvažiuoti į Lietuvą į kažkokį vieną iš pristatymų, tai čia iš tikrųjų labai tokia jautri istorija. Tai va, tai grįžtant prie pačio archyvo, tai vėlgi jie, aišku, Mulokai išsibarstė po Kaliforniją, kas Ventūroje, kas dar kitur gyvena ir be abejo vėlgi iškilo tos klausimas, kad ką daryti su tuo Mulokų namu ir aišku, šeima, kaip sakyt, turi savo sprendimus ir buvo nuspręsta parduoti ir tada klausimas, ką daryti su archyvu. Tai va, tai tada man teko tokia privilegija dar kartą nuvažiuoti į Santa Moniką ir mėnesį pagyventi ir tą archyvą rūšiuoti. Ten iš tikrųjų buvo daug visokių, sakysim, kopijų, dar papildomų su architektų nesusijusių kažkokių tai daiktų ir knygų, grožinės literatūros ir panašiai. Tai mėnesį padirbėjęs atrūšiavau, ką reikėtų vežti į Lietuvą kažkaip, tai ir vėlgi didžiulė privilegija, kad tą galėjau daryti su Rimu, jis atvažiuodavo kars nuo karto, tai man papasakodavo, čia yra tas, būtent atributuoti brėžinius, kur kokie objektai, nes tuo metu ten, man atrodo, tiesiog kalnas visko ir aš visiškai pasimetęs tarp tų dalykų buvau. Bet jisai atkeliavo tas archyvas į Lietuvą, šią akimirką jisai yra Kauno technologijos universitete, mūsų architektūros ir urbanistikos tyrimų centro archyve. Na, o ateityje žiūrėsim, ko gero gali būti arba į literatūros ir meno archyvą iškeliaus, arba į Nacionalinį architektūros institutą, o gal ir pas mumis liks, kol kas nėra to tokio galutinio sprendimo. Norėtųsi dar galbūt parodą padaryti, nes iš tiesų tie brėžiniai yra gražus. Tai va, tai tokia to archyvo kelionė, atsiradimas Lietuvo, o apie pačią struktūrą gal truputį dar Pauliui. Čia dar vienas buvo. Tai. Iš tikrųjų, kai Vaidas pirmą kartą pasakė apie to archyvo egzistavimą, dar prieš ruošiantis išvažiuoti Santa Moniką, tai kaip negalima sakyti, kad Mulokas nebuvo visiškai žinomas lietuvių istoriografijų ir taip toliau, nes yra ir populiarinimo pobūdžio straipsnių ir kolegos daugiau ar mažiau yra mokslinių straipsnių išleidę, ypatingai apie smulkę architektūrą Jono Muloko projektuotą. Ir iš esmės tiesiog buvo klausimas, kas ten bus, nes partotai aš pats asmeniškai nebuvau susipažinęs. Ir tik tada, kai tas archyvas atkeliavo, arba kai dar iš Vaido pirmieji raportai pradėjo plaukti ten iš balos, kas ten tame archyve randasi, kas ten vyksta, supratau, ant kiek tai yra
esmingas Lietuvos architektūros istorijos elementas. Ir, kai jau atkeliavo tie 13 berods ar ne, ar 14 dėžių su visais tais brėžiniais, nuotraukom, iškarpom, maketais, susirašinėjimais, tik tada supratau, ant kiek visas tas darbas, kurio jau dalį Vaidas buvo padaręs, kažkiek buvo padaręs ir Muloko gerbiama našlė, nes jinai irgi laiku suprato to archyvo svarbą ir buvo pradėjus rūšiuoti. Ant kiek bus sunku visą tą likusį, visą tą atkeliavusį kiekį perkelti knygos pavydalą ir taip toliau. Nes, pavyzdžiui, gerai mes turim tos fizinius ar ne rezultatus Muloko darbo, tai yra pastatus svarbius lietuvių bendruomenės. Tačiau realiai mes tame archyve galime matyti labai nuostabiai tiek paties architekto evoliuciją, tiek Amerikos lietuvių, kiti gal kiek mažiau kūrė, bet to tokio besivyščiusios architektūrinės kalbos visą evoliucionavimą, kelionę, ar ne? Tiek ir, tokius, sakykime, flashbackus į tarpukario periodą, nes irgi ta bendruomenė labai tarpusavį tiek bendravo, tiek ir konfliktavo. Ir Jonas Mulokas taip pat, aišku, nei viena tenai yra irgi savotiška, tokį, kaip čia pasakyti, pasikapojimas su vienu ar kitu lietuvių išeivijos atstovu įsivėlęs. Ir, pavyzdžiui, mes jeigu imam tokius pastatus, kaip, pavyzdžiui, Market Parko Čikagos lietuvių bažnyčia, tai tiesiog, archyve atsiskleidžia visas tas kelias nuo pirmųjų užuominų, kas tai gali būti, kas tai bus, nuo tų pirmųjų konkursinių idėjų iki to galutinio rezultato, kuris iš dalies buvo nulemtas ir paties klebono užsimojimų, tiek ir galutinio susirašinėjimo jau su žmonėmis iš Italijos, dėl ko nebuvo įgyvendintas tas pastatas iki jau tokios galutinės vizijos, nes altorius nebuvo didysis įgyvendintas su lietuviškais įvairiais ten stogastulpių, kablystulpių motyvais. Ir, tiesiog iš esmės visas tas atfiltravimas, pavyzdžiui, kas iliustracijų atžvilgių nuguls į knygą, buvo vienas sunkiausių, kalbu apie savo skyrių, profesinių darbų, kokius man yra tekę daryti, nes iš esmės, tiesiog yra tiek daug įdomių dalykų, kuriuos norėjosi parodyti, kad, kažkaip vakar juokavau per pristatymą Kaune, kad, tiesiog norėtųsi dar atskiro kažkokio albumo, kuris būtų grinai skirtas vizualiniai reprezentacijai viso to architekto kūrybos kelio. Ir, archyvas yra daugiau mažiau pilnas, kas liečia tos svarbiausius lietuvių užsakovų privačius užsakymus, svarbiausius lietuvių bendruomenės pastatus ir taip toliau. Nors galbūt trūksta kai kurių pastatų, kuriuos galbūt ir pats Jonas Mulokas arba jo giminaičiai neskaitė tokiais svarbiais. Ir aš kalbu apie tos Jono Muloko susilietimus su paprastais to laikmečio Amerikos architektūriniais procesais, kurie nieko su Lietuva nesusiję. Ir iš tiesų būtų labai įdomu dar tą tokį, galbūt kažkada bus antras leidimas ar ką, tą tokį papildymą apie tą nuobodesnį Jono Muloko pusę. Aš tai bent jau matau. O šiaip tai, mes turim tiek, jeigu žiūrint į išeivijos, į dipukų architektūrą kaip į natūralią tarpukario Lietuvos architektūros tęstinumo fazę, tai, ne tiek mes ir daug turim pilnų archyvų išlikusių, arba bent jau beveik pilnu, ar ne? Ką mes turim Joną Muloką, turim Landsbergį Žemkalnį, kažkiek įsifragmentavęs Felikso Belinskio archyvas, net gal kažką aš pamiršau, bet iš esmės, tai yra net ne aukso vertės, neįkainojamas dalykas, kuris, manau, dar kažkokį rezultatą duos, jeigu ne knygos pavidalu, tai tikėkimės parodos. Dėkoju. Apskritai šios knygos pasirodymas mums turbūt irgi praskleidžia dar tokį unikalios 20 amžiaus Lietuvos istorijos puslapį, kad
Šiaip emigracija į vakarus ir ypatingai į Jungtinės valstijas nėra joks naujas dalykas, jeigu pažiūrėsime bendrai žmonijos judėjimo ir migravimo istoriją. Ir ypač lietuvių yra pirmabangiai, tie ekonominiai migrantai 19 pabaigoje, 20 pradžioj, yra antrabangiai pabėgėliai antrojo pasaulinio karo pasitraukimas, yra trečiabangiai po nepriklausomybės atgavimo jau 30 metų ir ne visa ta naujoji diaspora. Bet kas yra unikalu apie šį laikotarpį 44 metų pasitraukimą ir ypatingai tą architektūrinį, architektų, inžinierių, statybos inžinierių pasitraukimą yra didžiulė masė inteligentiškų, profesionalių žmonių. Ir niekada nebuvo taip. Didžioji dalis visada migracija yra, jinai yra sąlygota vis dėlto ekonominių poreikių. Žmonės ieško darbo, dažnai jie yra trūksta arba išsilavinimo, arba pajamų, arba kažko. Čia žmonės išvyko su labai, sakykime, aukštais profesiniais postais, pozicijomis, patirtimis. Ir didelė ta grupė architektų, kiek jie ten, vos ne 350 architektų dipukų stovyklose Vokietijoje vien susivienyje į tą išeivių architektų inžinierių asociaciją. Žodžiu, mes matome tokį labai visai kitokio pobūdžio migraciją ir matyti dėl to tas įsitvirtinimas profesinėje srityje, ambicijos vakaruose, jiems irgi labai yra svarbu. Na, mes juk žinome Škėmos baltąją drobulę, kur inteligentas liftininku dirba, ar ne? Ir kai tokį kaip ir, ir dvasinį, tokio, sudėtingą savijautą ir profesinių ambicijų neišsipildymą. O štai kalbant apie architektus Jungtinėse valstijose, man susidarė toks labai įdomus įspūdis, kad lietuvių bendruomeniai, jie kuria nacionalinio romantizmo stiliumi, maždaug, ką pastebėjo ir Brigita, mes galim pavadinti ar patriotizmu, ar tokia nostalgiška tarpukario architektūros, netgi su tokiais etnografiniais stilizuotais elementais. Tačiau daugelis jų dirba kartu pragyvenimui ir dideliuose Amerikos architektų, inžinierių statybos biuruose, kur projektuoja visiškai šiuolaikinę, modernistinę, naujausiom konstrukciniam, technologiniam grįstą architektūrą, bet sentimentų. Tai man įdomu šitą skirtis, kaip Vaidai, Pauliau, Grigita, gal jūs galėtumėt pakomentuoti, kaip jūs matote šitą tokį, sakykime, gal net dualizmą kūrybinį ar profesinį? Taip, Marija, iš tikrųjų palėtei labai įdomią temą, tai būtent architektų likimus ir čia galima, ko gero, be galo pasakoti ir labai tokių įvairių pjūvių atrasti. Tai vienas pjūvis, kai pasiėmė pavardžių sąrašą, ir tu matai, kad praktiškai vos ne visi architektai, kurie buvo Kaune, jie staiga atsidūrė tenai. Ir tu beveik tą pačią istoriją tęsi, kaip tarpukarį tyrinėjom, tai toks momentas. Kitas momentas iš tikrųjų labai įdomu apie kartas, apie tas bangas vadinamas. Tai tarkim, pirmoji banga kiekiu, tai yra maždaug 600 000 žmonių, ten įvairiais skaičiavimais, kaip pasižiūrėsi. Tai yra milžiniška, o tuo tarpu dipukų karta yra apie 30 000 žmonių. Tai yra visiškai skirtingas, sakysim, kiekis žmonių, bet esmė yra tai, kad jie atvykę, jie radikaliai pakeitė architektūrinį mentalitetą. Tai yra iki dipukų atvažiavimo, tai buvo vienas, ten, sakysim, Matas Žaldokas yra žinomiausia pavardė, buvo vienas kitas atvejis, kai lietuvių bendruomenė užsako projektus lietuvių architektams. Ir buvo netgi jau pirmųjų užuomazgų, kad ieškota ir to tautinio stiliaus kažkokių tai dekoro elementų viduj, bet principė visa šita masė žmonių, visi šie, sakysim, užsakymai, kurie yra bažnyčioms, mokykloms, tai vėlgi ten įvairiai, kartais perka, kartais stato, bet jie neturėjo kažkokios tai politinės ambicijos, kad tai būtų lietuvių architektūra lietuviams. Ir atvažiavusi ta karta, jinai iš esmės pakeitė mentalitetą. Pradėjo, vėlgi, tas yra labai svarbu saviorganizacija, įsikūrė Amerikos lietuvių architektų ir inžinierių sąjunga, kuri ir Plijas, tai yra pasaulio lietuvių ir Amerikos lietuvių, pradėjo leisti žurnalą, prasidėjo debatai spaudoje apie architektūrą, kokia jinai turi būti, kaip sakysim, mes turim tvarkytis bendruomenė, būtent kokie yra klausimai ir jaučiasi iš karto, kad pasikeitė situacija.
nepaisant to, kad kiekis tų žmonių ir architektų kiekis, sakykime, kad ir tie patys 300, nors ko gero 300 ir nėra, gal su inžinieriais, bet jie keičia atmosferą. Ir tada grįžtant prie tavo klausimo, iš tiesų apie tą dualizmą, aš gal sakyčiau, kad to stipraus dualizmo asmenybių, pačių asmenybių kontekste gal nebuvo, nes bent jau man toks susidarė įspūdis, kad iš esmės mes galim kalbėti apie skirtingus kelius. Tarkim, yra Jurgio Okunio archyvas, yra vienas iš, sakysim, ko gero sėkmingiausią karjerą padariusių žmonių, tai ir New Yorko dvynius prisideda projektuojant, ir Manilos oro uostą, nors tai yra tarptautinis architektas, tarptautiniai kompanijai dirba, beje labai įdomus yra jo laiko skaliais, taip gražiai yra suklijavęs įvairių filmų logotipus, kuriuose teko dirbti, projektuoti. Tai kitaip tariant, tai yra tarptautinė karjera, žmogus tiesiog save mato kaip, sakysim, vykstančių procesų dalį. Ir vėlgi, tai nereiškia, kad tie žmonės neturėjo kažkokių tai, sakysim, lūkesčių, ką labai stipriai akcentuoja Mulokas apie Lietuvos nepriklausomybės atgavimą, apie bendruomenę, sakysim, identiteto puoselėjimą, bet jų prisidėjimas buvo labiau mentalitetų, tai mes kuriant kažkokias organizacinės struktūras, leidžiant leidinius, skaitant paskaitas, bet ne tautinė architektūra. Tuo tarpu tautinės architektūros, tą, ką Mulokas puikiausiai reprezentuoja, vėlgi, mano tokiu matymu, tai yra tikrai labai mažytis inkliuzas ir netgi pačių lietuvių projektuoti pastatai lemtuvėms, jie nebūtinai ir ne visada turėjo. Taip, gali būti vytis, kažkoks gali būti užrašas, tu gali atpažinti, kad tai lietuviška architektūra, bet to tautinio stiliaus nėra daug, nes, sakysim, Kudokas, Arbačiauskas, Kovalskis, taip, jie yra tos pavardės, kur vienas kitas, sakysim, toks simbolinis ženklas yra. Aišku, dar galima sakyti, kad ta interjerų tradicija, kad lietuviai puošia savo interjerus lietuviškai ir profesionalūs menininkai taip pat patarinėja, sako, kaip tai padaryti labiau lietuviškai, tai čia irgi gal atskiras pjūvis. Bet, sakykime, mano tokių matymų, kad būtent ypač Jonas Mulokas labai ryškiai, nes jisai, sakysim, tų tarptautinių užsakymų, sakysim, amerikiečiams turėjo labai nedaug, taip keletą gyvenamųjų namų, bet principė taip jam susiklostė likimas, nepaisant to, kad jisai gavo tas licenzijas vėliau projektuoti, nors pakankamai vėlai, iš pradžių projektavo Mato Žaldoko licenzijos pagrindu, bet jisai buvo tas veidas būtent, sakysim, to lietuviškojo kelio, nepaisant to, kad dėl jo yra debatuota spaudoje, daug kas laikė, kad tai yra naivi architektūra. Jeigu dar grįšim vėliau prie to klausimo, tai mano ir paties požiūris labai stipriai evoliucionavo rašant šitą knygą į šitą, sakysim, palikimą. Tai vat, gal net ir taip ir trumpai, bet taip atsakant, tai čia trumpai matyti neįmanoma. Ta klausimą, kad tai čia daug kelių. Trumpai ir nereikia. Mes, man atrodo, mes dėl to arba turim pasiaiškinti, iš vienos pusės tai yra labai didelis pastatytasis palikimas, kurio mes negalim parsivežti į Lietuvą, ar ne? Bet turim labai didelį architektūrinį palikimą ir ne Lietuvoje. Man atrodo, tai yra įdomu labai ir žavinga iš vienos pusės, ir sudėtinga, bet ir pažinti, ir pamatyti. Bet kitas dalykas yra tas perkeliamas, tas archyvai ir ta medžiaga. Ir mes galim pamatyti knygose ir suvokti tą testinumą. Ir trečias dalykas yra būtent tos biografijos ir testinumas, perdavimas, kaip tai tęsiasi, kaip dabar vyksta įvairios programos, to palikimo, pažinimo, susigrąžinimo, interpretavimo. Aš buvau tą klausimą pasiruošus kaip ir tokį provokacinį, aš dar prie jo sugrįšiu irgi, bet dabar aš dar norėčiau jūsų paklausti, irgi, turbūt Vaidai, tu galėtum pradėti, gal pakomentuos kolegos, bet tiek Giedrė Jankevičiūtė tyrinėjusi tą dailės palikimą irgi su ta tautinė nacionalinė pakraipa interjeruose ir dailės kūriniuose, tiek tu, manau, kad jau irgi link apibendrinės šitą medžiagą, jūs abu suformulavote tokią, gana netikėtą, bet kai labai gerai pagalvoju, labai stiprias, daug svorio turinčią vertinamąją frazę, kad ši architektūra ir šie dailės kūriniai yra šaltojo karo paminklas.
Ar gali pakomentuoti, ką tu turi omeny ir kas paskatino tave prieiti prie šios išvados? Taip, ačiū už klausimą. Iš tiesų, su Giedre mes, man atrodo, kažkaip tai gyvenam kažkokiam vienam kambarį, kuris susijungia nematomais saitais, nes nei aš skaičiau, nei Giedre, nes mes paraleliai rašėm ir prie to priejom. Tai dabar galiu pasakyti savo kelią, kaip aš priejau. Tai aš, kadangi mano persidengia veikla su paveldosauga, aš ICOMOS narys, yra tokia organizacija prie UNESCO ir ten yra išleistas toksai dokumentas, kaip vertinti, koks apskritai yra požiūris į 20 amžiaus architektūrą ir kad mes nustojame kalbėti apie, sakysim, didžiasias asmenybės, kalbame apie procesus. Ir vienas iš 10 temų yra karas ir jo palikimas. Ir aš kažkaip kad jeigu šitie žmonės nebūtų priversti išvažiuoti, tos architektūros niekada nebūtų atsiradę. Jinai būtų visiškai kitokia. Ir tai tada tu supranti, kad tai yra būtent šito proceso liudijimas. Ir tada sekantis žingsnis vėlgi, tada kieno tai paveldas, ar mūsų, ar amerikiečių. Ir vėlgi akivaizdu, kad tai yra bendras paveldas ir mano subjektyvia nuomonė, jis yra viena iš pačių turtingiausių ir tokių įdomiausių istorijų, nes vėlgi mes kalbam apie architektūrą jau nebe per stilistikas, bet per istorijas, kurios pasakoja apskritai 20 amžiaus architektūrą, kaip jinai siejasi su bendruomenėmis ir būtent su karo pabėgėlių bendruomenės. Tai šitoj vietoje aš matau, kad Molokas netgi turi labai didžiulę, didžiulį potencialą netgi būti, nebūtinai Molokas, ko gero, jau čia reikėtų gal labiau apie visus lietuvius, kurie to stilium kūrė, būti įvertinti netgi tarptautiniam kontekste. Tai, bet gal dar kolegos? Ne, tai jūs turėkit tą. Aš tada, Pauliau, pakreipsiu. Vis dėlto, tai ką mes matome Moloko kūryboje, yra daug tokio tikrai nacionalinio romantizmo, aš pavadinčiau. Tokio galbūt nostalgijos pagimdyto, kuriant, siekiant grįžti į Lietuvą arba prisiminimą Lietuvos dalelę perkelti į savo aplinką Amerikoje. Bet Lietuvoje dabar, tarp tokių architektūros istorikų vertintojų yra susiformavęs, gal net sakyčiau, ydingas požiūris, kad tik modernistinė architektūra yra gera. O va čia ką mes čia matome, tame naivume, kaip Vaidas pasakė, kaip mes galėtume vertinti iš tokios, šiuolaikinės architektūros, tuolaikinės architektūros kokybės perspektyvos. Aš manau, kad svarbiausias dalykas čia yra būtent tas, sakykime, iš tarpukario ateinantis šioks toks romantistinis naivumas, kurį bando sukergti tiek pats Molokas, tiek ir jo kolegos, gal kiek menkiau pasireiškia būtent jau fizinių pastatų įgyvendinime galutiniam, susidūrimas su įvairiomis aplinkybėmis ir per tas aplinkybės evoliucionuojančiai jų kūrybos keliu, nes mes matom tą pirmąjį periodą, ar ne, Jono Muloko, kuris labai tiesiogiai ateina iš to tokio galbūt vėlyvojo mūsų nepriklausomybės periodo 39-40 metų ir šiek tiek ir to vokiečių okupacijos laikotarpį, jeigu mes žiūrim kaip tuos tęstinius procesus, kur vyko bent jau ant popieriaus daugiausiai. Ir tos tokios romantiškos mintys, jos susiduria su tiek vienos ar kitos bendruomenės kažkokiais įnoriais, tada susiduria su dar labiau tokiu pasikartojančiu motyvu, kaip aišku, riboti kažkokie finansiniai ištekliai, nes nebūtinai tos bendruomenės, ypatingai taip staigiai išsiplėtusios, turi kažkokiu finansinių pajėgumų, ekonominių pajėgumų. Ir mes matom pasikartojantį tą patį dalyką, Daytono lietuvių bažnyčioje, taip pačiai Kvinso lietuvių Maspeto bažnyčioje, ar ne, kad Molokas iš pradžių yra suprojektavęs kažką, kas yra jo interpretuota kokia nors lietuviškos koplytėlės medinės forma, aišku, stilizuota. Ir tada tiesiog bendruomenėm pasako, kad mes tiek pinigų neturėsim, yra šitoks ir šitoks suma pinigų. Ir aš manau, kad tas sekantis etapas, kurį mes matom labai ryškiai tam palyginime, netgi Čikagos šventovės versus New Yorko šventovės, kai pasukoma labiau į tas tuolaikinės Jungtinių Amerikos valstijų architektūrinės tendencijas modernizmo,
kad jisai labai yra, na, to tiek savalaikiškumo, bet tiek ir, na, va, tokių skirtingų aplinkybių, kurios padėjo Mulokui susiformuoti kaip, na, jo tą brandųjį periodą. Ir, na, taip, galbūt iš dalies tikėtai, galbūt iš dalies netikėtai, atranda jisai save dar kartą ir matom visuose archyvinėse dokumentuose labai ryškų tą pokrypį, kas taiga, nu, čia visas tas A-frame dizainas, galbūt jį galima čia, na, vienai bendruomeniai pasiūlyti, kitai finansiškai rentabilu, iškalbingai ir netgi, pavyzdžiui, apie Maspetą šnekant, kiek tai yra pritempinėjimas, kiek tai yra, na, iš tikrųjų, kaip, na, tas palyginimas su lietuvišku klojimu viso to dizaino. Bet, na, tiesiog ta sinergija tų pirminių idėjų, kurios jau atsivežė Jungtinės valstijos ir vietinės Jungtinių valstijų tuometinio vyksmo, yra tokia, kad labai organiška ir išauganti, susidurinti kažkur ir išauganti toliau jau į tolesnę architekto evoliucinę pakopą. Na ir tada, finalizuojant apie tą evoliuciją, Brigitai, klausimas būtų, ar biografiniai dokumentai, arba tas palikimas, su kuriuo jūs dirbote, leidžia jums daryti išvadą, ar realizavosi jis, ar galima sakyti, kad jisai buvo realizavęs savo kūrybinius sumanymus arba savo profesinės ambicijas Jungtinėse Amerikos valstijose? Aš manau, kad jisai realizavo tiek, kiek buvo įmanoma iš tikrųjų save realizuoti, nes, na, sąlygos tai nebuvo iš tikrųjų labai paprastos, kadangi jis kaip architektas iš esmės gerą dešimtmetį galėjo veikti tik tai bendruomenės ribose. Tam, kad jisai taptų pripažintas Amerikoje, reikėjo dar nueiti iš tikrųjų nemažą kelią ir ko gero šis faktas jį kažkiek ir apribojo kaip architektą. Aš manau, kad jeigu būtų pavykę tą padaryti greičiau, tai ko gero jo pasiekimai būtų dar didesni. Na, vat ir vėl atsimušam tikrai tas, vat, na, sudėtingas geopolitinės aplinkybės, kuriuose atsidūrė didžiulis sluoksnis Lietuvos architektų, talentingų kūrėjų, kurie turėjo, na, tikrai iš esmės dešimtmetį prarado klajonėse ir tai labai, vat, net ir korespondencijoje jaučiasi, vat, kaip jie bandė ir užsimti ir paskaitomis, bendruomeniniu gyvenimu, asociacijos kūrimu, vairiais suvažiavimais, susirinkimais, rašymu ir panašiai. Kadangi mūsų laikas į pabaigą, tai, kaip minėjau, tą provokacinį klausimą. Galėsit atsakyti visi, orientuoju pirmiausiai į Vaidą, kaip jūs manote, šiais metais Lietuvos architektų sąjunga mini 100-metį. Na ir kildina save kodėl? Na, iš 24 metų, taip, kai įsikūrė tarpukario Kaune laikinojo sostinė Lietuvos architektų ir inžinierių draugija. Tai kuri, Vaidai, tavo nuomonė yra ta tikroji kas yra tikrosios šaknis? Ar tai, kas pasitraukė 44 ir sukūrė pasaulio lietuvių ir inžinierių draugiją išeivijoje? Ar ta 45 metais Sovietų Lietuvoje įkurta Sovietinių architektų sąjungos Lietuvos skyrius? Ar jos kažkada susijungė? Kas yra mūsų architektų sąjunga? Na, architektūros istoriko darbas yra privilegijuotas tuo, kad tai nėra matematika ir nėra vienos formulės ir vieno teisingo atsakymo. Tai aš turiu tik savo interpretaciją ir savo jausmą, kad iš esmės tai yra vienas kūnas, kuris turi kelias šakas ir ginkdievė, ne tai, kad ginkdievė, bet mano interpretacijoje tai nėra kaip kažkokie tai skirtingi kūnai. Jo labiau, kad būta ir susirašinėjimo tarp tų abiejų sąjungų ir gal jisai nebuvo kažkaip labai eksponuojamas ir afišuojamas, bet tie ryšiai buvo. Tai aš tiesiog sakyčiau, kad, na, vėlgi tas 20 amžiaus Lietuvos architektūros aruodas, jisai turi labai aiškias, tokias 3 šakas, tai yra tarpukaris, sovietmetis ir išeivija, ir jos tarpusavyje tiesiog supina tą, ką mes turim lietuviškai, ar Lietuvos arba Lietuvai reikšmingos architektūros kažkokį tai pasakojimą. Tai aš net norėčiau jų išskirti. Be abejo, yra tas momentas, kad jeigu mes žiūrėsim jau taip preciziškai, formaliai, tai be abejo tos pavardės, kurios, kaip jau minėjau, veikia tarpukaryje, persikėlė už Atlantą, pirmiausiai Europos, paskui už Atlantą, į Australiją, tai galbūt būtų galima sakyti, kad
kažkiek tai to tęstinumo, ten tokio tiesioginio daugiau yra, bet man tai tas pasakojimas nelabai patinka, aš labiau mėgstu matyti tą bendrą paveikslą. Aš tai taip diplomatiškai, kai vadas neatsakysiu, tai aš ir neatsakysiu. Neatsakysiu, na gerai. Kągi, tai pirmiausia, noriu padėkoti autoriams Vaidui, Pauliui ir Brigitai už tai, kad mums atskleidėte vieno kamieno, vienos šakos, vieną šakelę iš tos išeivijos. Ir jo, gan labai stambę knygą galite įsigyti Lapo stende. Spausdintų knygų yra labai ribotas kiekis, tai čiupkit šiandien, nežinau ar liks iki knygų mugės spausdintų variantų. Su autoriais taip pat, manau, galėsite dar pakalbėti prie stendo, gauti jų parašus ir, na, manau, kad čia tik pradžia. Tai čia tik pradžia ir ačiū Jums už dėmesį.